Na, sveiki, broliukai ir sesutės. Kągi norėjau vėl aš jums papasakoti. Ogi norėjau dar papasakoti vieną pasakėčią iš terariumo, kaipgi terariume ten, sakykime, dundukam ir ne tik yra plaunamos smegenėlės. Nu, kad smegenėlės plaunamos per visokias ten melagienos priemonės, tai čia aišku jau jokia nenaujiena, sakykime, tai dundukam jau ten labai yra išplautos tos smegenėlės, bet tos smegenėlės plaunamos dar ir labai kitais tokiais, kaip čia, sakykime, rafinuotais ar gurmaniškais ar kokiais ten metodais, žodžiu. Ir vienas iš tokių metodų, žodžiu, yra toksai, kur jau ypač labai gerai ten plauna tiem, kurie jau eina ten dvasiniu keliu ar panašiai. Ir kaipgi ten plauna, gi sako, kad reikia visą laiką ten gyventi čia ir dabar, būti šioje akimirkoje, ypač ten, kas nežinau, aš nenusimanau labai apie jokius budizmus ar ten dar kažkokius kitokius izmus. Galvoju, kad visi ten izmai tai yra, kelias, kuris veda ne ten, kur reikia iš tikrųjų, bet čia apie tai dabar nenoriu. Noriu pakalbėti apie tą būtent tą čia ir dabar gyvenimą šioje akimirkoje, tiesiog viską ten jausti, nes nereikia gyventi praeitim, nes, žodžiu, jau praeities nebėra. Ir jau ten nieko nebebus, kaip sakykime, iš tos praeities. Apie ateitį ir nėra, irgi ten jie sako, kad nereikia galvoti, žodžiu, svarbu, kad akimirka va čia ir dabartim reikia gyventi. Tai apie ateitį irgi, žodžiu, nereikia, nes ateitis dar neatėjo ir neaišku, kokia jinai bus, ir čia dabar galvosi, prisiplanuosi, žodžiu, ir vis tiek niekada taip nebus, kaip tu ten sugalvoji ar prisiplanavai ir taip toliau. Ir dėl ko, žodžiu, čia yra ta tokia apgaulė, jau tokia aukštesnio lygio, sakykime, apgaulė, ne? Tai jeigu dabar įsivaizduokit, jūs imat ir taip gyvena, žodžiu, ir gyvena čia dieną, žodžiu, čia akimirka, va čia ir dabar, nesvarbu, kas ten buvo vakar, ar užvakar, ar prieš metus, sakykime, ir visai irgi jokia skirtumo, kas ten bus rytoj, ar kaip ten, ar panašiai. Ir, žodžiu, tai kasgi iš to seka? Ogi iš to seka, kad jūs neanalizuojat, vadinas, kas buvo vakar, neanalizuojat, vadina, savo kažkokių tai, ar tai klaidų, ar savo kažkokių pasisekimų, ką jūs ten ar gerai darėt, ar blogai darėt, ar kiti žmonės, sakykime, kažkokia buvo tai situacija ir taip toliau. Esmė, kad nevyksta tada praeities analizė. Jeigu nevyksta praeities analizė, tai kasgi vyksta su tokiu žmogum, kuris neanalizuoja savo praeities. Tai su toks žmogus, aišku, jisai, galima sakyti, kad jisai užkerta kelią savo kažkokiam tai tobulėjimui, nes, jeigu nesimoka iš savo kažkokių tai klaidų, ar iš kitų žmonių klaidų, ar apskritai nebūtinai iš klaidų, o tiesiog iš kažkokių tai situacijų ir patirčių, tai tu, vadinasi, esi tiesiog toks, koks esi visą laiką ir niekaip tu nekinti, taip išeina. Tai žodžiu, gyventi be praeities, yra čia irgi visiškas absurdas ir nonsensas. O kitas dalykas, dabar apie ateitį galim pakalbėti. Taip, ateitis yra neapibriešta, kaip ir liktai taip atrodytų būtų, kad jinai neapibriešta ir ten negalima jos ten kažkaip ir nuspėti, yra aiškiaregiai visokie, bet paprastas žmogus jisai neturi tos aiškiaregystės, sakykime, dovanos, tai ir, žodžiu, jos dar nėra, sakykime, ir nėra ko čia apie ateitį tam kurti ir gyventi kažkokiuose ateities iliuzijose. Čia taip šneka tie, kur sako, reikia čia ir dabar gyventi ir tik tai šią akimirką. Bet aš galiu tai paprastai pasakyti, kad jeigu tu negalvoji apie savo ateitį, tai vadinasi, kažkas kitas už tave pagalvoja apie tą tavo ateitį. Ir jeigu tu pats savo ateities neplanuoji, tai kažkas kitas tą ateitį tau paplanuoja. Tai mano tas, sakykime, galva, tai man atrodo, kad kaip tik turi analizuoti savo praeitį ir pats planuoti turi savo ateitį. Ir kaip tu ją susiplanuoji, tai tokią tą ateitį ir gali turėti. Tai aišku, kad nebūna ten 100% būtinai taip, bet bent jau apgalvoji kažkokius variantus, o kas bus, jeigu taip, tai tada bus taip, o jeigu bus kitaip, tada bus kitaip. Ir bet kokiu atveju tu tą ateitį savo vienokią ar kitokią jau būni, kaip sutinki, ar ateini, ar ta ateitis pas tave ateina, bet tu jau būni kažkaip tai pasiruošęs ir nenukrenta tau, sakykime, ta ateitis kaip iš dangaus giedro. Tai tokiu būdu, man atrodo, kad visas tas gyvenimas, ką ten reklamuoja apie gyvenimą čia ir dabar, ir ten čia akimirką, ir neatsižvelgiant nei į praeitį, nei į ateitį, tai man atrodo, kad tai yra būtent čia toksai klyskelis žmogaus, kad žmogus kuo mažiau tobulėtų, nes čia jau aišku skirta tiem žmonėm, kurie jau ieško kažkokio ten dvasingumo, kažkokios ten aukštesnio tikslo ar žemesnio tikslo, nežinau. Bet žodžiu, kurie yra kažkokiuose ieškojimuose, tai juos nori nuvesti į tokį klyskelį gyvenimo šią akimirką čia ir dabar. Tai man atrodo, kad čia yra didžiausias, ne didžiausias, o sakykime vienas iš klyskelių, kur vis tiek anksčiau ar vėliau tu prieisit kažkokią tai aklavietę ir vis tiek anksčiau ar vėliau, jeigu turi kažkiek tai smegenų, sakykime, tarptų ausų, tai
turėsi gyventi ir praeitim, ir ateitim, ir turėsi pradėti planuoti tą savo ateitį, ir galvoti apie ją, ir vertinti savo praeitį ir taip toliau. Man atrodo, kad pagrindinę mintį aš ten perdaviau, o į kiekvieną niuansą čia dabar nesigilinsiu. Kiekvienas galite ir patys pagalvoti apie tai ir pamastyti, ir gal komentarą parašykit kokį, gal ir aš čia nusiklėdėjau visai, nes nelabai aš ten išmanau tose koncepcijose, aišku, ir apie tą gyvenimą čia ir dabar, gal aš visai neteisingai čia supratau, žodžiu, tai jeigu kažką ne tai pasakiau arba turit kažkokių minčių, tai labai lauksiu jūsų komentaro, kažkokių tai paaiškinimų, sakykime, nes visi mes esam, kaip čia pasakyti, netobuli tam savo kely gyvenimo, užta čia ir einam tuo keliu, kad kažkaip tai truputį praplėstumėm savo akiratį. Tai va, o jeigu patiko, tai žodžiu palaikinkit, pasidalinkit, gal ir kitiem kažkaip tai biškiai atvers akis, kas yra papuolėsi tokia, kaip čia sakyčiau, rankovė, ne, kažkokią rankovę ar klyskelį, kur niekur neveda. Tai tiek tam kartui ir iki kitų pasakėčių.